Sveiki, aš Ronaldas. Šiandieną pateiksiu 5 efektyvius būdus, kaip numalšinti jūsų konfliktus. Labai svarbu, pagrindinė konfliktų priežastis yra jūsų partnerio neigiamų emocijų nepriėmimas. Konfliktai yra neišvengiamas santykių aspektas, dažnai sukeliantis diskomfortą. Įdomus pastebėjimas, kad tyrimai rodo, kad poras, kurios sprendžia konfliktus, dažniausiai sieja stipresni ir patveresni ryšiai, palyginti su tomis, kurios visiškai vengia konfliktų. Būtina suvokti, kad pats konfliktas nėra savaime neigiamas, svarbiausia, kaip juos reaguojame ir ar pereiname į panikos režimą. Panikos režimas yra būsena, kai ginčo metu sukyla hormonai adrenalinas ir kortizolis. Dingsta gebėjimas aiškinti vertinti situaciją, apetitas, miego poreikis. Mūsų mylimasis tampa oponentu ir mes jaučiamės be pagrindo užpulti. Nesunku suprasti, jog šioje būsenoje itin sunku suprasti partnerį, rodyti meilę, jis mūsų sąmonėje tampa priešas. Lengviausias būdas išeiti iš panikos režimo - tai tiesiog ten nepatekti. Šis režimas mūsų smegenyse yra nuo seniausių laikų, tai yra puikus įrankis, jei reikia apsiginti nuo laukinio gyvūno, tačiau ne pats geriausias, kai kyla konfliktas su mylimuoju. Taigi, 5 efektyvūs būdai, kaip spręsti jūsų konfliktus ir išeiti iš panikos režimo. Pirmasis yra meilės laiškelis. Kai esate ramus, apsvarstykite galimybę išreikšti meilę ir dėkingumą partneriui parašydami meilės laišką. Pasinaudokite galimybę pripažinti teigiamas partnerio savybes, išreikšti dėkingumą ir dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą santykiams. Venkite priekaištų ir nekartokite praeities nuoskaudų. Vietoj to sutelkite dėmesį į tai, kas jūs sieja ir rašykite pagarbiai. Atminkite, kad maži gerumo ir meilės veiksmai gali labai padėti sustiprinti jūsų emocinį ryšį ir puoselėti intimumą. Prisiimkite atsakomybę už savo poreikius. Štai kas nutiko seniau ir dėl to, kad kai susipykstate, tampa nemaloniais. Patarčiau nesinaudoti tokiais šablonais, rašykite savo natūralią kalbą. Antrasis būdas - dovanos. Kai esate viduryje ginčo panikos režime, tikrai nesate būsenoje ieškoti dovanų savo partneriai. Tačiau galite tam būti pasiruošę iš anksto. Išrinkite dovaną, kuri užima nedaug vietos ir laikykite ją paslėptoje vietoje. Patartina į vidų įdėti ir meilės laiškelį. Ši dovana neturėtų būti praktiška. Skirkite laiką šiai dovanai išrinkti ir ją gražiai pakuokite. Kai būsite susipykę, žinokite, jog jausitės, jog nenorite iš tikro tos dovanos dovanoti, tačiau vis tiek padovanokite. Jei padovanojate, išrinkite naują, ją paslėpkite ir įdėkite naują meilės laiškelį. Trečiasis būdas yra džiaugsmo akimirkos. Kai jaučiatės pakylėti ir džiaugsmingi, kaip paprastai bendraujate kartu? Ar turite frazių ar gestų, kurie būdingi tik jums? Kas jums turi tokią tikrą ypatingą reikšmę? Kas sukelia brangius prisiminimus? Gal tai kažkas bendro, kas reiškia laimingą akimirką, prisiminimą, prie kurio verta sugrįžti? Ką darote, kai esate džiaugsmingi? Gal įgnybite partneriui į sėdynę, o gal pamasažuojate kaklą? Sugrįžkite prie šių akimirkų kartu, jos tarnauja kaip tiltas tarp praeities ir dabarties, atgaivindamos teigiamos emocijos. Išgyvenę šias patirtis, dar kartą patvirtinate savo ryšį ir sukūrite meilės ir susijungimo jausmą dabar. Ketvirtas būdas - saugi erdvė. Kai esate ramioje būsenoje, namuose sukurkite zoną be konflikto. Tokią itin ramią šventovę, kurioje griežtai draudžiamas pyktis, priešiškumas ir apmaudas. Nustatykite pagrindinės bendravimo ir elgesio šioje erdvėje taisyklės, pabrėždami abipusę pagarbą, aktyvų klausimąsi ir empatiją. Skatinkite atvirą dialogą ir pažeidžiamumą, kurdami aplinką, kurioje abu partneriai jaustųsi saugus išreikšti savo mintis ir jausmus. Teikdami pirmenybę emociniam saugumui ir kurdami palankią atmosferą, galite puoselėti geresnį pasitikėjimo ir intimumo jausmą savo santykiuose. Kai vienas žmogus ateina į šią erdvę, kitas privalo prisijungti. Žiūrėkite savo partneriui į akis ir palieskite jo širdį. Jūs kartu patyrite tai, ko jokia kita pora nepatirs. Apsikabinkite. Priimkite neigiamas partnerio emocijas. Supraskite. Jeigu jūs būtumėt per savo istoriją patyrę viską, ką patyrė jūsų partneris,
turbūt irgi tokias pat neigiamas emocijas patirtumėte. Ir 5 būdas – rūpinimasis savimi. Labai svarbu pirmiausia pasirūpinti savimi, nes tik ramus ir susikaupęs protas yra gerai pasirengęs konstruktyviai spręsti konfliktus. Labai svarbu, kad pakankamai ilsėtumėtės, gertumėte bent 2 litrus vandens per parą ir maitintumėtės, ypač streso akimirkomis. Turėdami po ranka sveikų užkandžių ir praktikuodami atsipalaidavimo technikas, pavyzdžiui, gilų kvėpavimą, galite reguliuoti streso lygį ir skatinti proto aiškumą. Vienas geriausių užkandžių streso metu yra džiovinti vaisiai, tai yra datulės ir figos. Geriausi užkandžiai šiuo metu yra tie, kurie turi daug natūraliųjų cukrų ir neturi riebalų. Tai yra jokių keksiukų ir jokių šokoladų. Net jei neturite noro valgyti, suvalgykite. Taip užtikrinsite blaivesnį protą neramumo būsenoje. Tikiuosi, šie patarimai padės jums mažinti žalą kuriamą konfliktų. Kitose vaizdo įrašuose spręsime kitas santykių problemas. Jei turite klausimų, trumpai jas užklauskite komentaruose ir galbūt jie bus atsakyti kitame vaizdo įraše. Ačiū už dėmesį, iki pasimatymo.